Čia portalo Bernardin LT svarbiausių praėjusios savaitės įvykių apžvalga. Jos komentuoja politologas, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos docentas Egidijus Vareikis. Jį kalbina portalo žurnalistas Vytautas Markevičius. Pone Vareiki, tarp svarbiausių praėjusios savaitės politinių įvykių be abejo reikėtų laikyti įvykusius Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo telefoninius pokalbius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Na, o šiandien Saudo Arabijos mieste Džidoje rengiamos jau pirmosios Rusijos ir Ukrainos taikos dėrybos. Prezidentas Donaldas Trumpas mano, kad paliaubos Ukrainoje artimiausiu metu yra realios, o Kremliaus teigimu nusimato sunkios dėrybos dėl Ukrainos. Ką apie tai manote jūs? Tai aš nemaniau niekados, kad Rusija galėtų Kijevą užimti per 3 dienas ir niekados nemaniau ir nesakiau niekam, kad karą užbaigti Ukrainai galima būtų per 24 valandas. Tai Trumpo ir Putino pašnekesys buvo tarp dviejų tokių žmonių, kurie kažką tai labai skambaus prižadėjo, bet nepadarė. Ir tas pokalbis jų, kitaip sakant, kas vyko po to, paaiškinimai visokie rodo, kad jie iš esmės nieko nesusitarė. Ir tas 30 dienų planas, kurį Amerikos prezidentas buvo pasiūlęs, jis iš tikrųjų, galima sakyti, kad jis, nežinau, tokio žodžio žlugo, gal bijosiu pasakyti, bet panašiai, kad jis neišsipildė, nes taip išėjo, kad Ukrainos pusė, būtent, kuri buvo kaltinama, kad taikos nenori, su daug kuo sutiko, Rusijos pusė, kuri, kaip Trumpas kažkada sakė, labai trokšta taikos, iš tikrųjų tą planą atmetė. Tai aš nemanau, kad šiandien Džidoje ten kažką labai iki galo sutars, greičiausiai bus pasikeista nuomonėmis, kaip mes diplomatai mėgstam sakyti, bet tas pasikeitimas yra išties labai reikalingas, nes dabar mes klajojame tokiuose miglose. Tarybininkai, ypač amerikiečiai, remiasi fantazijos lygio prielaidom, informacijom ir, iš tikrųjų, kol nebus kiek nors teisingesnio, realesnio supratimo, tai matyti šitaip ir vyks, kad pasišnekėsim, sakysim, kad taika priartėja, bet iš tikrųjų nepriartės. Tai aš labai džiaugiuosi, kad vis dėlto dėrybos vyksta, tas formatas yra toks savotiškas, įdomus. Tai, kad jos vyksta, reiškia, kad Rusija jau yra pasodinta prie stalo, bet labai greitų rezultatų matyti nesitikėkim, kadangi iš tikrųjų interesai šalių labai skiriasi. Ir Rusijos, ir Ukrainos, ir Jungtinių Amerikos valstijų, jie skiriasi labai ir greitų rezultatų nebus. Bet tai, kas vyksta, ir čia dar pasakysiu paraštė, reiškia, kadangi vyksta šitos dėrybos, taip pat daugėja iniciatyvų iš ES, atsiranda vis naujų tokių projektų, kuriuos ten vieni priima, kiti atmeta, bet tai vis rodo, kad einama iš tikrųjų neblogą linkmę. Gerbiamas docente, dėrybų dėl paliaubų belaukiant, rusų pajėgos koviniais nepilotuojamaisiais orlaiviais atakuoja toliau Ukrainos miestus ir atakavo Ukrainos sostinę Kijevą. Po diskusijų su jo prezidentu Donaldu Trumpu Maskva pažadėjo laikinai liautis puldinėti Ukrainos energetikos infrastruktūrą, tačiau po šių pareiškimų rusų kariuomenės išpuoliai prieš Ukrainos miestų civilinius objektus tapo tik intensyvesni. Kaip jūs tai pakomentuotumėt? Čia yra 2 dalykai. Vienas dalykas, tai taip rimtai Rusija tai neprižadėjo. Tai Putinas kažkas sakė, kad aš galiu duoti komandą nedaryti kažko vieno kito. Ten dabar po dėrybų pradėjo aiškintis, ką tai reiškia energetikos objektai, ką tai reiškia infrastruktūros objektai, ne visai aišku, kadangi ne visai aišku, reiškia nieko neaišku. Ir kitas dalykas yra pastebėta, žinot, kaip jeigu mes ruošiamės įvesti kažkokias taisyklės ir dar tų taisyklių nesugebam įvesti, paprastai yra didelė pagunda tų taisyklių visiškai nesilaikyti. Kas bus, nebus, sakysim, Džidoje sutars, nesutars, o kol nesutarė, tai beveik galima sakyti, kad galim daryti, kas mums tinkama. Manau, kad šiuo atveju, reiškia, Rusija visgi naudojasi tą progą, kad, kadangi nesutarė nieko, tai jau kodėlgi dabar čia nepabandžius taip chuliganavot, kaip sakyti lietuviškai. Šiaip Rusija yra toks geopolitinis chuliganas, taip pat tai čia tas elgesys visai toks, chuliganiškai natūralu. Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas pareiškė, kad rinkimai Ukrainoje yra būtini ir Ukraina jau sutiko juos surengti. Kiek anksčiau Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas pareiškė, kad karo padėtis Ukrainoje nebus atšaukta, jei bus paskelbtos 30 dienų paliaubos ir kad tuo metu nebus rengiami prezidento rinkimai. Tai ar galima čia kalbėti apie pasikeitusią Ukrainos poziciją, ar čia daugiau specialiojo
pasiuntinio išvedžiojimai? Mes gyvenam tokiam laikotarpį, kai labai tiksliai galvot, ką pasakė vienas ar kitas. Reikia taip priimti viską atsargai. Kiekvienas sako, ką jis galvoja tuo metu, bet nebūtinai reiškia, kad šitai bus. Jeigu bus sutarta rinkimus rengti, tie rinkimai bus. Jeigu nesutarta bus, tai šiuo metu nėra teisinės jokios būtinybės rengti. Aš manau, kad čia rinkimai yra daugiau ne prielaida, bet gali būti derybų rezultatas. Tai nieko čia tokio. Visa šita šnekas reikia priimti. Matot, jeigu to šnekos būtų teisybė, tai nereikėtų jokių derybų ir kitokių reikalų. Kad tokios šnekos yra. Pasiuntiniai šneka, bet žinot, su tų pasiuntinių šnekėjimu yra tokia problema, kad patys tie pasiuntiniai prisipažįsta, kad jie net nežino galų gale galutinio plano, ką prezidentas yra suplanavęs. Jie šneka, kas yra galbūt, negražiai pasakysiu ant liežuvio šiandien, bet nebūtinai rytoj bus taip pat, kaip sakoma, šiandien. Juk žinot, daug ko buvo šnekėta. Buvo jau kalba apie rinkimus, paskui jos nutilo, buvo apie mineralus, paskui tie mineralai kažkaip nuėjo į antrąjį planą, atėjo atominės elektrinės, dabar vėl kad mineralai grįžta. Čia priimtai kaip tam tikrus reikia tų šnekų paklausyti, bet nebūtinai manyti, kad jos jau čia išsipildys. Praėjusią antradienį Baltijos šalis Lietuva, Latvija ir Estija kartu su Lenkija oficialiai pranešė apie planuojamą pasitraukimą iš priešpėstinės minas draudžiančios Otavos konvencijos. 1999 metais Otavos konvencija, kuria siekiama eliminuoti priešpėstinės minas, yra pasirašiusios daugiau kaip 160 šalių, įskaitant ir daugumą vakarų valstybių. Sutartimi įsipareigota nenaudoti, nekurti, negaminti, neįsigyti, nekaupti, nelaikyti ir neperduoti priešpėstinių minų. Lietuva prie šios konvencijos prisijungė prieš 20 metų, 2004-aisiais. Ką reiškia dabar šis Baltijos šalių ir Lenkijos žingsnis? Tos minos buvo kažkada pripažintos kaip vadinami nehumaniški ginklai. Čia gal kai kam atrodys keista, kad ginklai gali būti humaniški, nehumaniški, bet iš tikrųjų tai yra taip. Yra tam tikros ginklų rūšys, kurios ypatingai žaloja žmonės, bet nebūtinai lemia, sakysim, pergalę mūšio lauke. Tai yra, kitaip sakant, ypatingai žalojantis tokie ginklai. Tai jie buvo pripažinti kaip tokie nehumaniški ir buvo pasiūlyta juos uždrausti ir labai natūralu, kad dauguma šalių prisijungė. Bet dabar žinant, kad Rusija tokias minas naudoja ir gali tos minos būti naudojamos ir prieš mus, tai visai vėlgi natūralus kyla klausimas, ar mes iš tikrųjų dabar, kaip sakyt, kariausim pusiau surištom rankom ar panašiai. Tai čia tas pasakymas, kad mes išstojam iš tos konvencijos, iš tikrųjų rodo, kad Lenkija ir Baltijos šalys yra tikrai pasiruošę gintis ir pasiruošę gintis visomis priemonėmis, įskaitant ir štai šias priemonės. Čia yra ženklas, kad mes ginsimės. Svarbiausius praėjusios savaitės įvykius komentavo politologas, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos docentas Egidijus Vareikis, kalbino portalo žurnalistas Vytautas Markevičius.